Netrukdantys. Kaip ir tu, Linas daug laiko praleidžia socialiniuose tinkluose, ypač kai reikia daryti magistrą. Dažniausiai jam nelabai rūpi tas magistrinis. Jis daug dvejoja apie save, savo ateitį ar verta siųstis Tinderį. Šiuo metu Liną daug kas užknisa. Tai darbas, tai mokslai, tai draugai, pastoviai vėluojantis į susitikimus, tai panos Tinderyje, kuriams vis neįtinka. Užknisa, kai draugai skundžiasi savom problemom, nes pats Linas irgi norėtų pasiskųsti, tik orumas jam to neleidžia. Taip šiuo metu gyvena Linas. Marius. Lino draugelis, pastoviai neatsitraukiantis nuo darbo. Tačiau jis tas žmogus, kuris moka pralinksminti chebrą, kai visi būna surūgę ir užsiparinę. Bet Marius irgi neidealas. Draugus jis moka užknist su savo persigalvojimais ir nuomonės pakeitimais, tačiau jam tai anokia bėda. Jo nuomonė, jis nuliovas kaip naujausia Audi praeitų metų gamybos. Penktadienis. Kaip visada, penktadienis Marius su Linu dviese arba su chebra varo alaus, kaip standartas pradžiai į biksus. Paskui tiek sąrašas, tiek vakaras mieste išsitęsia ir jie abu grįžta paryčiais. Tačiau apie viską nuo pradžių. Marius Vilniaus gatve lėtai sliūkina lengvais, kaip visada nužiūrėdamas praeinančias damas. Skambina Linas. Nu, kur tu seni, aš jau vietoj esu senai, kols lauk. Kada bus? Nu, aš tuoj būsiu. Abaro, paim standartiškai. Standartiškai vakaras ir pradedamas. Pora viskio, pora šotų, vienas nesėkmingas Lino bandymas gauti patrauklios blondinės telefono numerį, dar pora šotų nesėkmiai užglaistyti ir keliavimas per barų listą iki paryčių. Tačiau čia nuotaikiai nesibaigia. Šeštadienio rytas. Skambina Linas. Nu, seni, kaip tau? Man tai galva plyšta iš po vakar ir mes ką sapnavau. Aš nežinau, čia visko poveikis, bet pabudau nuo keisto sapno. Matau, kaip mes einam į biksus ir kaip aš bandau pasakyti savo, kad nereikia nei to viskio, nei to šoto, nei to blondinė iš viso gražių buvo. Sąžinė graužiai, žinai. Galbūt jei taip po barus dažnai nestrinčiau ir paną susirašiu ir dirb geriau sektasi. Dar sapnavau, kad apie kažkokias žarnyno bakterijas, kad mūsų žarnynas veikia smegenis. Man tai sunku būtų to paaiškinti. Linai, mes juk ne pirmą kartą einam išgerti miestą. Marius manė, kad viskas to pokalbiu ir pasibaigs, tačiau Linas vis dėlto pasikeitė. Vėliau pats Linas nustebo, kad pradėjo geriau dirbti, sportuoti, vaikščioti pasimatymus ir nebesiskųsdavo panomis iš Tinderio kaip anksčiau. Marius nesupranta, kam Linui reikėjo keistis, bet ir nenori gilintis. Iš esmės, kiekvieno mūsų viduje slypi po tokį Liną su Marium. Svarbu suvokti, koks elgesys padeda ir koks trukdo kiekvieno iš mūsų kelyje. O kaip tau sekasi draugauti su savo įpročiais?